visi eina į vakarėlius, kviečia pas save į vakarėlius, didesnės kompanijos organizuoja. Tai va, teko pabuvoti ir laive ir sutikti net patį Gary Vee. Dar buvau su Adrianu susitikęs, tai jisai yra Instagram ir TikTok turinio kūrėjas, režisierius. Labai man patinka jo turinys, vat nuoširdžiai jį žiūriu ir Kal Shakur. Hi everyone, I'm Marianne Riley. I am the Chief Marketing Officer of North America at Visa. Taip patekau į ant LinkedIno stogo. Galima sutikti ne tik talentų iš užsienio. Gary Vee, Elonas Muskas, visi snaudžia. Palyginus su talentingais lietuviais pristatau jums Justiną, geriausią prodiuserę Lietuvoje. Linkėjimai iš Kanų, tik iš viešbučio, o dar šlapi plaukai. Šiandien neįprastą maršrutą pasirinkau. Nežinau, tikiuosi nepasiklysiu, nes atsibodo iš tikrųjų ratais vaikščiot 1,5 kilometro iki festivalio. Tai šiandien planas yra aplankyti LinkedIno būstinę. Va, jau turiu badžą tokį, nežinau ar matosi. Ir juostelė, tiksliau ne badžą. Ir TikToko būstinė. Tai ten mačiau visai visokių atrakcijų yra, bus paskaitos. Tai gal kažką naujo parsivešiu, sužinosiu. Tai, o LinkedIno būstinė yra ant Carlton viešbučio stogo. Tai vakar neleido, nes dėl lietaus, nors, nežinau, nelabai ten to lietaus buvo, biškį pakrapnojo. Šiandien irgi taip niūroka, bet gal leis, nežinau, užsiregistravau vakar į renginį. Žodžiu, visi apie AI šneka, kaip integruoti, kaip greičiau būti tame, kaip greičiau būti su tuo. Tai visi truputį dreba, laukia pokyčių, nes aš manau, kad rinka supurtys vis dėlto šitas dalykas. Kažkas vakar pametė batą. Mano vakarėlis buvo iki 6 ryto. Tai irgi šiandien truputį sunku. Čia dalykai darosi truputį kitaip. Iki tol dirbau su apsaugos sistemom. Tai mūsų tam parodos, suvažiavimai būdavo dieninė dalis. Nežinau, ar išgirdot, pravažiavo automobilis. Dieninė dalis, stendai, susitikimai, na ir vakare vakarienės ir visi eina miegoti. Čia kitaip truputį. Tai visi eina į vakarėlius, kviečia pas save į vakarėlius, didesnės kompanijos organizuoja. Tai va, teko pabuvoti ir laive ir sutikti net patį Gary Vee. Dar buvau su Adrianu susitikęs, tai jisai yra Instagram ir TikTok turinio kūrėjas, režisierius. Labai man patinka jo turinys, vat nuoširdžiai jį žiūriu ir Kal Shakur. Tai irgi parodysiu nuorodas apačioje, paliksiu, galėsit pasižiūrėti ir kažką tai pasimokyti. Ne, nu gražu, klausykit, va. Toksai viešbutis. Tokie augalai. Mėgaujasi vaizdais. Aišku, oras galėtų būti truputį geresnis. Tai va, vis arčiau link jūros keliaunu ir vis daugiau šurmulio. Šiaip galiu pasakyti, kad networkingas, akis į akį susitikimai yra labai labai svarbus. Mes turim technologijas, galim pasiskambinti, pasiskypinti, jau Skype'as mirė. Žodžiu, galim pasizoominti su potencialiais klientais, bet vis tiek gale dienos reikia paspausti ranką, reikia nueiti vakarėlį, reikia ne tik racionaliam lygmenį pastatyti santykį, bet ir emociniam. Tai būtent tokie festivaliai ir yra puikiausia terpė prisistatyti, žinoti apie save ir susirasti, žmonės, su kuriais galima darbuotis, nes renkasi iš tikro labai labai kokybiški kontaktai. Kartais prie jų prieiti yra, dažniausiai prie jų prieiti yra net neįmanoma. Parašykit, kad ir kas tai bebūtų, e-mailą
ir jeigu tai, žinau, sprendimus priimantis žmogus, jisai turbūt net nelabai skaitys, nes gauna kasdieną tūkstančius tų emailų ir nelabai kreipia dėmesio. Visi nori save parduoti pačiu pigiausiu ir nuobodžiausiu būdu, jeigu jūs nieko neišsiskiriat, o kai susitinki akis į akį, su tavim bent jau mandagiai 1 minutę žmogus pasišnekės ir per tą minutę tu gali savo žinutę parduoti ir judėti toliau. Žiūri iš tos motoroleris ir galvoju, blema, kaip pasilgau savo motociklo. Kasdieną praeinu pro va šitą parduotuvę ir prekiauna meno dirbiniais. Tai labai, wow, šitą dar nemačiau. Atrodo kaip 3D, bet čia iš tikro, nu jo, čia 3D, bet labai įdomiai svaigsta galva, atrodo, kai praeini visokių beždžionių, automobilių. Nežinau, čia gal jų simbolis yra ta gorila, tai parodysiu kokio dydžio. Labai primena man gorilas, kurias mačiau Tenerifėje šiais metais. Labai paliko didelį įspūdį. Va, tokia beždžionė. Biologai turbūt su manim ginčytųsi, sakytų, ne ta rūšis. Beždžionė yra ne tai. Vis daugiau žmonių su akreditacijom, su bedžais, su apyrankiam reiškia einu tinkamą linkmę. Tai pavargau jau eit labai čia toli. Užvakar klausiausi tokios diskusijos, kur šnekėjo, ar digital, ar kūrybinė pusė vis dėlto yra svarbesnė, kalbant apie reklamą. Tai vieni vieną poziciją užima, kitą, bet visi sutinka, kad vienas be kito negali egzistuoti. Tai skaičiai gale dienos parodo, bet nebus skaičių be geros kūrybos. Ir, žodžiu, vienas diskusijoje dalyvavęs vyrukas vakar buvo su mum vakarėlį. Tai jisai iš tikro daug tokių gilių labai įžvalgų apie dirbtinį intelektą, apie tai, kaip žmonės kurs santykius su dirbtiniu intelektu. Jo manymu, kad dirbtinio intelekto sukurtų avatarų influenceriai yra visiška ateitis ir jisai man gerą pavyzdį iš tikro pateikė. Sako, žiūrėk, mūsų tėvai internete elgėsi visiškai kitaip negu mes. Jiem ten, pavyzdžiui, turėti kažkokį internetinį draugą, vien tik tais internete susirašinėti yra, nesąmonė. Tai reikia išeiti į miestą ir ten kažką veikti realybėje. Kam ten gaišt laiką prie to ekrano. Tai, žodžiu, jų toksai yra požiūris. Mūsų jau kažkiek švelnesnis. Dar kitos kartos yra dar. Ir aš sakau, tarkim, vis tiek, jeigu aš matysiu dirbtinio intelekto avatarą, aš visiškai jo nejausiu. Jisai tai yra ne žmogus. Nereleitinsiu, angliškai sakant. Jokios sąsajos neturėsiu su juo. Bet sako, tai tu neturėsi, o tavo vaikai gal turės, nes jie bus tiesiog išaugę ir jiem tai bus normalu santykiai kažkokį kurt su robotu. Tai žinau, tai skamba labai keistai, labai baugiai, bet pasižiūrėsim, koks tas pasaulis bus ateity. Vyksta lūžis, vyksta pokytis. Atlėkiau į Croisset gatvę, kuri driekėsi palei pakrantę. Na ir čia visas jau festivalis. Tai aš eisiu į tavo viešbutį Carlton. Tikiuosi ant stogo įleis. Ten yra rooftop terasa. Ant stogo būtent LinkedIno būstinė. Čia matau kažkas sporto stende vyksta. Labai daug žmonių stebi. Gal koks Lebronas Džeimsas atvažiavo, kas ten žino. Nes čia net Elonas Muskas yra, tai reikia suprasti, kokio lygio tai yra renginys ir va, kiek čia žmonių būriuojasi. Šiandien pasakysiu, kad mažai žmonių dėl to, kad lietus buvo. Tai pasirodo, kad ten šneka Draymond Green, Golden State Warriors žaidėjas NBA. Visiems labai įdomu. Aš nelabai domiuosi krepšinį, tiesą pasakęs. Gal jūs žinosit, kas jis toks. Tai va, atėjau į viešbutį ir
einu iki LinkedIn'o pasižiūrėti ir iki TikTok'o. TikTok'o dar man reikia juostelę gauti. Ką jie ten pasakos, ar įsileis ant stogo, labai tikiuosi, nes vakar nepatekau. Tai einu į vidų. Tai jau čia buvau atėjęs atsiimti juostelės ir šiaip pasižiūrėti, kur jie įsikūrė. Tai žodžiu, čia yra viešbučio foje, o ten yra vidinis sodelis, vidinis kiemas, kur ir yra įsikūręs LinkedInas ir TikTokas. Tai matau, kad eilutė, tikiuosi, kad greit išsisklaidys ir tikiuosi, kad mano registracija yra sėkminga. Čia dar irgi visko būna, kad kartais sudėtinga patekti į tam tikrus renginius, į kai kurios apskritai neįmanoma. Žmonės stovi, kažko laukia, bet gale dienos vis tiek nepatenka. So, you registered already? Yes. Email address? Thank you, enjoy. Thank you. Yes, man pavyko įeiti ir dar gavau dovanų ženkliuką. Tai eisiu, praseisiu ratu, pasižiūrėsiu, kas čia vyksta. Tai prie įėjimo surinkinėja kontaktus ir aišku, paskui teiks pasiūlymus, kaip ir jūs turėtumėte daryti. Po pusvalandžio čia bus diskusija, TikToko tema ir, žodžiu, šnekės apie tai, kaip yra svarbu pagauti momentą reikiamų laiku. Tai kalbės partnerių kūrybos vadovė TikToko, toliau, ką čia dar žinau, State Farm marketingo galva ir Vizos Šiaurės Amerikos irgi marketingo galva. Tai žodžiu, rimti labai žmonės pasakos, kaip tą žaismingą TikToką pritaikyti rimtuose versluose ir kaip tai yra svarbu. Tai pasižiūrėsi, labai įdomu paklausyti. Tai yra padaryti turinio kūrimo standukai, kur tu gali pasidaryti nuotrauką, kur tu gali nusifilmuoti video. Tai va irgi į eilę atsistojau, einu ir darau. O kas belieka? Reikia žiūrėti, kokie trendai, ką siūlo ir ką promautina tas TikTokas. Thank you. Thank you. Have a good day. Susitikau vieną bičą, kuris su FX6 Sony filmuoja tiesiog turinio kūrėjom turinį. Ir sako, čia mano vloginimo setupas. Tai reiktų pasižiūrėti iš tikro, kiek kainuoja visas tas dalykas ir tiek investuoja turinio kūrėjai. Tas lygis turi būti vis aukštesnis ir aukštesnis. Tai vyksta milžiniškos lenktynės. Einu atsisės pasiklausyti, kad nepraleisčiau ir nebetriukšmauju daugiau. Hi everyone, I'm Marianne Riley. I am the Chief Marketing Officer of North America at Visa. I've been there for about 6.5 years. I'm actually based out of the New York office, even though our headquarters are in San Francisco. Hey everyone, I'm Craig. I'm the CMO of American Eagle. We are Gen Z's #1 specialty retailer in the US. So over to me, I'm Allison Griffin. I'm the head of marketing at State Farm. It's an insurance company in the US. Okay guys, the big game means big commercial. So Jake, you flying on a hang glider with smoke emitting from your shoes. And picture this, choreographed areas jump out of the helicopter wearing jetpacks. And that's the only way to show up big for the big game. So what do you think? Got it. Best way to show up big is to let the big game come to us. Enter the State Farm Stadium Challenge below for a chance to appear in a TikTok with Gabi. Yeah, trendsetter, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller.
Okay, so the setup for that is nostalgia is a powerful marketing tool. But the insight is that nostalgia is not just for the generation that lived through it. In the case I'm about to talk about, millennials, actually nostalgia is really important to Gen Z because of streaming services. Some of the most watched shows actually are from the 1990s and the 2000s, and I think my unbelievable team dug into the history and found out that One Tree Hill, which was kind of a teen soap in the US back in the early 2000s, is one of the most watched shows. And so we thought we would bring back the hot guy, James Lafferty, still hot apparently, and talk about a men's athleisure line that we saw called 24/7. Jeigu tokio lygio marketingo vadovai naudoja TikToką, patys žiūri ir patys savo marketingo kompanijose integruoja ir sėkmingai integruoja, tai aš manau, kad tas skepticizmas, kuris kartais girdisi Lietuvoje, yra, kalbant apie TikToką, yra tikrai, nežinau, praeitis ir reikia žiūrėti. Good. My new friend from São Paulo, Brazil. Oi, tudo legal? Tudo bem. Žodžiu, kamera išsikrovinėja, nežinau, norėčiau jums viską čia parodyti, viską papasakot, bet yra ribos, yra baterijos ribos ir panašiai. Tai dabar klausysiu Adriano paskaitos ir čia labai triukšminga, viskas bus su ausinėm tiktais. Taip, kad negalėsiu įrašyti, bet pabandysiu papasakot. Tai yra labai mano mėgstamas TikTokeris ir Instagrameris, iš kurio tikrai verta yra pasimokyti ir jisai yra mažo to režisierius. Žodžiu, noriu tiek parodyti jums visko, bet niekaip neišeina, nes užsikalbu su kuo nors, nenoriu praleisti progos su kažko susipažinti, pašnekėti. Tai šnekėjom su vyruku iš UK, turi savo agentūrą, kuria socialiniai medijai turinį. Žodžiu, keliauna po visokius festivalius, po Rolling Loud, kur buvo Travis Scottas ir, žodžiu, visokius kitokius ir filmuoja turinį, dirba su festivaliais, su renginiais, su įvairiais brandais. Tai žiauriai buvo įdomu pasišnekėti, aišku, visų klausimas, ką darysim, kai bus AI? Tai AI jau yra, aš manau, kad darysim tą patį, tik galbūt kažkaip kitaip. Toliau šiandien dar buvau Adriano paskaitoje, tai apie kompoziciją truputį pasakojo, apie gylį, kadro ir panašiai, viskas taip paprastai, bet labai nuoširdžiai. Man jo turinys labai patinka ir jisai, aišku, pabrėžia, kad istorijos pasakojimas yra pats svarbiausias dalykas. Tai tu vizualiai estetiškiau ar ne taip estetiškai jį padarysi, bet svarbiausia yra istorija. Ir dar ką pastebėjau, ką jisai sakė ir ką daugelis turinio kūrėjų top lygio šneka, kad tu turi būti autentiškas, tu neturi lakstyti kaip alkanas šuniukas paskui kasnelį kažkokį ir bandyti įtikti savo žiūrovui, tu turi būti autentiškas. Tai tiesiog būti savimi ir nesistengti jodinėti ant kažkokių trendų ir panašiai, nes trendai yra laikina, o tai, kas jūs esat, tai, ką jūs atstovaujat, kokias idėjas, kokias mintis, vertybės, tai ir yra svarbiausia. Tai trumpų periodų galima iššokti ant trendo, bet ilgainiui tai vis tiek nesukurs stipraus asmeninio brando ir ryšio su jūsų auditorija, nes auditorija jaučia tą manipuliatyvumą ir norą įlysti į užpakalį. Taip patekau ant LinkedIno stogo. Čia viskas jau truputį rimčiau iš verslo pusės. Ir lyginant su TikToku, ne tiek daug šurmulio. Tai pasižiūrim, kas čia mane draugiškai pasitinka, kamera duoda truputį daugiau dėmesio.
žiauriai juokinga, nes LinkedInas pasidarė savo rooftopą, o nuo jo matosi TikToko brandas. Tai, žodžiu, labai gerai išnaudoja tą stogelį TikTokas. Čia, žodžiu, visi kaip tik tais nesugalvoja save kūrybiškai išreikšti ir parodyti. Pasidariau čia tokį testuką, rezultatai. Turbūt paprašys kitam žingsnį mano emailo. O, va, prašau, taip ir sakiau. Šaunuoliai. LinkedIno stage neužtrukau, nelabai yra tinka veikti. Aišku, gal viskas išsisėmė. Labai važiuoju į liftą. Pagrindiniai Croisset gatvėje galima sutikti ne tik talentų iš užsienio. Gary Vee, Elonas Muskas, visi snaudžia. Palyginus su talentingais lietuviais pristatau jums Justiną, geriausią prodiuserę Lietuvoje. Labą dieną. Kas nutiko tavo balsai? Nu, gal aš biškį persitezėjau. Supratau. Labai stipriai netvarkina, kaip suprantu, tiesa. Kaip šiaip Kanus vertini, tu jau ne pirmus metus čia kiek pasakai. Kelintus? Taip, kaip pertraukos buvo, praeitais metais. Supratau, bet jau kelis kartus čia, ne? Taip. Ir kokie tavo asmeniniai įspūdžiai, sakai, kad keičiasi viskas, kad dominuoja socialiniai tinklai, influenceriai ir panašiai? Kad taip, čia visi sulipo, mums vietos nebeliko. Visokie Snapchatai, LinkedInai, TikTokai, YouTube'ai, Yahoo, Metas ir taip toliau. O tikri kūrėjai, lieka šešėlį. Agentūros. Vaikštinėja su liūtais, liūdni rankose, taip? Taip. Supratau. Bet ačiū Dievui, kad vis dar vaikštinėja. Daug draugų sutikom. Labai gerai. Tai kokie dar įspūdžiai iš viso festivalio? Ar naudinga čia atvažiuoti kūrėjam, tie, kas dirba industrijai? Būtina, nu tai jeigu dirbi, jeigu kuri, jeigu turi skillsų ir dar kažką, tai būtina važiuoti. Jeigu nieko nedarai ir galvoji, kad čia labai fainai, tai ne, nėra prasmės. Man pavargo ranka, tai aš pasikeisiu pusėm dabar. O kodėl per 7 dienas buvimo čionais kalbinti tada, kai neturiu balsų? Taip jau atsitinka, žinai, reikėjo įsivažiuoti, reikėjo prarasti balsą tam, kad turėtum ką papasakot, nes ką pirmom dienom. Bet man dar reikės kalbėti. Tai... Nori pasaugot balsą. Bet gerai, tai paskutinis klausimas, labai paprastas. Gerai, jeigu tą dalį iškerpam, tai tada pirmas klausimas yra pats svarbiausias, kuris įdomus auditorijai, tai kaipgi patekti į reklamas, į filmus. Reikia tau rašyti ir skambinti dieną naktį? Ne. Nereikia, ne? Ir man šiaip savo skambinti ir rašyti nereikia. Nereikia. Reiškia, kaip patekti, reikia mokytis. Reikia mokytis. Reikia daug dirbti. Reikia daug dirbti. Dar priklauso nuo to, ką tu nori daryti tam kine reklamą. Nu, mes aišku jau kalbam apie aktorystę turbūt, kas visiems įdomiausia, ne? Tai jo, ir visi įsivaizduoja, kad darbas kine ar televizijai tai yra tik tai raudonas kilimas. Tai ne, čia jau yra darbo rezultatas. Ok, ir jisai būna labai retai, ne? Nu, ne. Ne, nu ne kasdieną. Vakanaliu tai kas metus. Kas metus, na. Vieną kartą į metus galima pašvesti ir pasidžiaugti. O visom kitom dienom reikia dirbti. Ir ne tik dienom, turbūt ir naktim, tiesa? Taip, dažnai labai. Ir jokios ten labai magijos kažkokios tai nėra. Magija yra tai, ką mes jau parodom žiūrovui. Tai, ką jie mato. Kaip tu vertini, kad dabar kiekvienam yra suteikta galimybė savo telefonu kur turinį ir parodyti save, ką tu moki, ką tu žinai? Ir gerai, ir blogai. Nes talentingiam žmonėm tai yra papildoma platforma ir galimybė iššauti. O blogai tuo atžvilgiu, kad dabar visi įsivaizduoja esantis turinio kūrėjais.
Ir tiesiog yra begalinis srautas šūdo, kuris užgožia galbūt tuos, kurie verti yra būti pamatytais. Gerai, ką pati seki iš turinio kūrėjų Lietuvoje? Kas tau yra top žmonės, kurios verta sekti, kurie yra įdomus? Skirmantas Malinauskas, prašau. O iš užsienio? Gary Vee, kurį beje sutikom. I like you. Noriu pasakyti, kad keisti dalykai vyksta tuose ekranuose, eini ir tavo vardą šaukia, tu žmogų pirmą kartą matai, tada jie sako, kad ateikite į vakarėlį, tada sakau, neturiu kaip įeiti, nes neturim apyrankės ir tada jie sako, mes palaisim jūs tiesiog. Tai aš nežinau, kaip čia. Tai yra svarbiausia ekranas, ne? Ne, man ne taip, bet tai labai keista. Tu man pati svarbiausia, vakar... kad tie žmonės, kurie jau šaukia tave vardu, kad jie ir į Lietuvą, bet po to atvežtų savo pinigėlis. Ne pinigėlis, o įdomių projektų. Tikrai gali fainų projektų filmuoti, kaip Chemical Brothers arba Samsung reklamas arba, nu žodžiu, viską mes mokam, tik reikia juos gražiai pakviesti. Taip. Tai dėl to tu čia ir atvažiavai, ne? Taip. Supratau. Bet dar grįžtant prie keistų istorijų ir kaip čia viskas vyksta. Tu vakar sakei, kad knygą rašysi apie tai. Visą tiesą parašysiu, kaip čia viskas vyksta. Visą tiesą, ne? Taip. Tai aš manau, kad tada jau tavęs nebeįleis, kai tu sakai, kad Paulo Coelho nebeįleidžia į Kanų filmų festivalį, ne? Taip. Nu, tai, po jo knygos. Tai ašgi ne rytoj rašysiu tada, kai jau baigsi karjerą. Kai baigsiu karjerą, jo. Gerai. O dabar gražus video su ledu, furgonėliu rožiniu. Ir baigiam.